Visas mūsų gyvenimas susideda iš daiktų, kurie mums padeda gyventi. Daiktai kainuoja pinigai. Taigi, mūsų laida Pinigų prasmė. Mes jums parodysime jauną šeimą, kuri išvengė paskolų dėka mūsų brangios motulės reklamos. Mes esam Rimantė ir Giedrius, ką tik susikūrusi nauja šeima. Pasėmėm paskolą, nusipirkom šį nuostabų butuką. Ir dabar pasirinkome tokią programą, kad mes viską naudojamės nemokamai. Kad viskas nemokamai, nes kad neįlysti į tas paskolas, kad mes ką uždirbame, mums atliktų ir mes galėtume leisti savo pramogom, o ypač kelionėm, kurias mes labai mėgstam. Bet labai atsiprašom, jūsų mes ką tik atsikėlėm, todėl mes norime nusiprausti. Reklama. Jei jūsų skonis išskirtinis, o gomurys išlepintas, greičiausiai tik krautuvėlėje išlepintas gomų pagardų ir rečiausių vynų. Na, tai mes jau dabar eisime maudytis. Reklama. Jūsų pamėgta batų parduotuvė atsinaujino ir persikėlė į naują vietą. Reklamos metu prašome nesišypsoti. Jūsų pamėgta batų parduotuvė atsinaujino ir persikėlė į naują. Reklama. Ieškokite baltos. Reklamos metu prašome nejudėti. Ieškokite baltos žalumynais kvepiančios vitrinos. Čia rasite pačių šviežiausių itališkos naminės virtuvės ravioli. Teliks parsinešti namo ir į puodą. Kokie įspūdingiausi batai kasdienai, vakarėliams ir žygiams. Jums pučia vidurius? Na štai dabar mes pusryčiausime. Kągi, Giedriau, tu norėsi pusryčiams? Košės. Nešiojamasis kompiuteris Santaka. Rinkos kaina 2380 litų. Kaina tau 1994 litai. 15,6 strižai, 750 GB, kietasis diskas, 2 branduolių procesorius, Intel Core 1.3, 4 GB operatyvioji DDR3 atmintis, Nvidia GeForce GTX jūsų skonis 540. Na ką, mes užkandome nemokamai, nes labai skanu tikrai yra nemokamai. Mes esame šokėjai. Lindy Hoperiai. Taip, Lindy Hoperiai. Ir mes visą laiką pavalgę turime tokią trumpą 5 minučių šitą treniruotę. O Lindy Hop, aišku, reikia muzikos ir mums padės garso sistema, aišku, irgi, kurią mes gavome nemokamai. Įjung. Naujausia Hi-Fi garso sistema. Naujausias plačiaekranis televizorius. Naujausia dujinė viryklė, su naujausia mikrobangų orkaitė. Taip, tai yra viskas nemokamai. Ir šita mūsų šeima gali ją naudotis nemokamai, dėka mūsų, aišku, reklamos. Taigi visas šitas gerybės, kuriomis naudojasi mūsų šeima, mūsų reportažo dalyviai, jūs pamatysite po reklamos. Nemokama muzika baigėsi. Nu ką, mes pasitreniravome, o po treniruočio, aišku, mums norisi poilsio. Mes poilsiaudami visą laiką žiūrim televizorių, kurį mes gavome nemokamai. Taip, taigi kviečiame. Ei, po šeivą, laukinių kačių raštų ir aukso derinys visuomet atrodo... Mes labiausiai mėgstame su Rimante kelionės, iš tikrųjų. Mes dar niekur nebuvom, nei vienoj kelionė, bet mes jas labai mėgstam. Mes jau pasirinkome savo svajonių kelionę. Kurią gausime nemokamai. Taip, gausime nemokamai. Jau gavome nemokamai. Nu kaip, mes jau gavome nemokamai. Mes kiekvieną penktadienį turime nueiti į kelionių agentūrą, išklausyti 4 valandas reklamos apie keliones ir išmokti skrajučių tekstukus. Ir jau po 4 metų mes gausime kelionę į mūsų išsvajotąją Zakopanę. Tai va, o dabar mes žiūrėsime televizorių. Reklama. Drąsos ir pasitikėjimo savimi. Nedvejokite, šie daiktai ryškus, tačiau tinka bet kokiam tipažui. Staigmena plaukų salono atidarymo proga.
diagnostinę kamerą, nemokamai pasitikrinkite plaukus arba galvos odą ir gaukite dovanų 2 mini produktus. Mūsų rinktinės lyderiai pasitikė savo jėgomis. Pasitikė krepšį. Mesk bulves į krepšį, nudavai parduotuvėje ir paremk krepšinio reikalą. Prieš miegą mes mėgstame su Rimante išgerti nemokamų gaiviųjų gėrimų. Reklama. Jūsų pamėgta batų parduotuvė atsinaujino ir persikėlė į naują vietą. Pakilkite liftu ir pakliūsite tiesiai ten, kur jūsų laukia įspūdingiausi batai kasdienai, vakarėliams ir žygiams. Jau kažkaip ir nebenori. Ir aš. Eikime miegoti. Tik šiandien 50% nuolaida kelioniai autobusu iš Turino į Milaną. Nesnausk, visą šią savaitę degalai degalinėje centu pigiau. Skambink telefonu 42 į parduotuvę Šuniukas Mačio ir gauk 5% nuolaidą žuvyčių maistui. Stop nemiegoti, pradedu reklamą iš naujo.